Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat ir kuo nudžiugins mus rytojus. Išsirinkit iš šito. O, čia dvi. Iš karto pasiėmė. Tai va, išsirinkit savo kortą ir tuoj pasakysiu, iš karto ir pasakysiu. Tai va, pirmasis variantas eis pagudraut. Jūsų tikslas kažkoks yra įdomus ir jūs matot, kad gražiuoju jūs jo nepasieksit, kad jums reikės kažkaip tai pagudrauti. Nu kaip gražiuoju? Jūs suprantat, kad teks pagudraut šiek tiek, nežudyt, nevokt, nenusižengt jokiem įstatymam ar įsakymam. Jūs tiesiog pagudrausit. Įjungsit savo tokią ypatingą išmintį, tokį išradingumą ir kažkam va taip pranešit ir taip gražiai, sklandžiai, su tokiu žaismingumu jūs gausit tai, ko norit. Na, čia pavyzdžių aš nesakysiu, aš sakau, kad man su fantazija šiek tiek striuka, bet kai man reikia pagudraut ir gaut tai, ko aš noriu, aš žinau, ką daryti. Galit neneigt, kad jūs taip pat tai galit. Ir todėl, kai jums rytoj prireiks jūsų išradingumo, ką nors įtikint ar priešingai, neįtikint, paneigt, jūs rasit, ką daryti. Stebėkit, tai bus labai linksma, tai jums labai patiks ir jūs gausit tą daiktą ir tą dalyką, kurio jūs ir norėjot. Antrasis variantas gaus iššūkį, tokį rimtą iššūkį. Taip, kad pasiruoškit, gausit jūs rytoj energijos, idėjų ir susikausit. Na, greičiausiai ne lazdomis, bet kažkokią konkurencinę kovą jūs turėsit laimėti. Jūs turėsit sutelkt savo visus resursus ir parodyt visiems kitiem, kad geriausi esat jūs, kad jūs verčiausi šitos vietos, šito posto, kad jūs verčiausi šito pirkinio, kad jūs verčiausi šito rezultato, kad jūs, verčiausi visko. Ir jums bus labai įdomi diena ir į dienos galą, kai jūs jau laimėsit šitą kovą, šitą iššūkį jūs. Kas su iššūkiais daro? Palenksit, paverksit, sutvarkysit, jūs didžiuosite savim ir tai jūs pradžiugins. Kitų, kas čia per diena? Trečiasis variantas taip pat eina į kovą. Ir jūs einat į kovą, ir jūs tą kovą, žinoma, laimit. Pasižiūrėkit, jau visų priešų ginklus jūs susirinkot, susmaigstėt į lysvę ir dabar jau jūs jau nugalėtojai. Tai taip pat iššūkis ir tai nebūtinai bus kokie kiti žmonės. Tai gali būti užduotis, kokia nors labai sudėtinga. Pavyzdžiui, sutvarkyti sandėliuką arba išplaut kokią 100 kvadratinių metrų grindų arba dar ką nors tokio nuveikt panašaus. Kur tikrai reikia susikaupt ir pakovot. Ir taip tą savo valią sutelkti visą, kad galėtumėt taip pat vakare pasidžiaugti ir pasididžiuoti savo pergalę.
Tai va, o ketvirtasis variantas, tai kaip ir matot, tai daug pinigų. Greičiausiai tai jum ateis nauji pinigai, nes jūs turit pinigų ir taip, ir visokių turtų. Ir kažkaip pinigai daro taip, kur jau jų yra, ten jų ir dar ateina. Jie kažkaip susikalba, susišaukia ir va, ir šitą jūsų skrinę jau jūsų. Aš nežinau, ar jūs savo auksą skryniui laikot ar kokioj nors kitoj vietoj, bet tas turtas šaukia kitą turtą ir rytoj kaip tik žiupsnelis, pundelis, kaip ten dar jie skaičiuojasi. Pinigėlių jum ateis naujų į tą pačią kolekciją. Greičiausiai gali būti, kad jūs juos uždirbsit, gali būti, kad jums juos padovanos, gali būti, kad net loterijoje laimėsit ar kažkaip, bet jie atsidurs pas jūs, jūsų skrynioj, dar vieni vis daugiau ir daugiau, o paskui jau užrakinsit ir niekam neduosit. Arba atrakinsit ir išleisit savo dideliem malonumam.